Ar jūs esate kada nors galvoję, kodėl skruzdėlės nenešioja kelnių? Mes jums vis tiek paaiškinsime. Seniai, labai seniai, visos skruzdėlės nešiodavo kelnes. Jos taip mylėjo tas kelnes, kad jos jas nešiojo visada. Net kai miegojo. Šitas būtų buvę tvarkoj, bet kiekviena skruzdėlė tik turėjo vieną porą kelnių ir po kokio laiko tos kelnės pradėjo nusidėvėti ir plyšti. Bet skruzdėlėms šitas visai nebuvo svarbu ir jos toliau jas nešiojo. Vieną dieną skruzdėlyčių Jono ir Pauliaus kelnės nukrito ir jie jų nebegalėjo nešioti. Po to visų skruzdėlyčių kelnės pradėjo kristi. Skruzdėlytės Vytuko kelnės nukrito, nes jis jas vis labai žemai nešiojo. Ir vieną sykį jis ant jų užlipo ir jos suplyšo. Skruzdėlytės Tadas ir Lukas pametė savo kelnes, kai jie ėjo plaukti. Paėmė jų kelnes. Po to skruzdėlytės Vilius ir Karolis žaidė su degtukais ir jų kelnės sudegė. Visos skruzdėlytės buvo labai nuliūdusios, kad nebeturėjo savo mylimųjų kelnių ir neturėjo daugiau pinigų nuo jų nupirkti. Po keletą dienų skruzdėlytės pagalvojo, kad nebuvo taip blogai, kad nebeturėjo kelnių. Ir todėl niekad nematysite, kad skruzdėlės nešioja kelnes.